sveiki, kreipiuosi į Lietuvos švietimo ir mokymo įstaigų vadovus, nes su jais turėsiu susitikimą šią vasarą ir kągi, dirbdamas su politikais, su įmonių vadovais ir su įvairiausių sričių atstovais, pastebėjau, kad yra du kraštutinumai. Arba vieni galvoja, kad aš kalbu labai gerai ir mane visi labai puikiai supranta, arba kiti galvoja, kad manęs neįmanoma suprasti ir aš nemėgstu kalbėti viešai ir nedaug dievė, man labai baisu ir taip toliau. Taigi, žinant tuos du kraštutinumus, siūlau susipažinti su tuo, kaip juos suvaldyti, kaip aptikti, kaip išmatuoti, kas yra negerai mūsų viduje su mūsų kalbėjimu ir su viešuoju komunikavimu ir sužinoti, kaip galiu stiprinti savo trūkumus. O stiprinti tikrai galime. Jeigu kažkaip yra jau paplitusi frazė, kad nėra žmonių, kurie negali nepiešti, visi moka dainuoti, visi moka vaidinti, tai tikrai visi moka kalbėti, tik tai kažko truputėlį trūksta. O ko trūksta, padėsime išsiaiškinti šioje paskaitoje. Aš manau, kad vadovai jau yra kalbantis ir praktikuojantis, bet galbūt sužinos, kaip diagnozuoti save, kokių trūkumų kalbėjime mes turime ir sužinos kryptis, kaip galime savo pagelbėti arba kur ieškoti pagalbos. Nes mokytis viešai kalbėti yra būtina, jeigu patys žymiausi pasaulyje kalbėtojai kasdien skiria labai daug laiko ir netgi turi grupės mokytojų, netgi jeigu jie kalba gerai, tai kodėlgi mums nepasimokius truputėlį, kodėlgi mums nepasirūpinus, kad mūsų kalbėjimas būtų įtaigus.